Kur švesti? Tęsiam savo apžvalgą, keliaujame po Lietuvą ir šiandien esame netoli Kauno ir esame sodyboje pas Giletą arba Gileto sodybą. Gileto sodyba, kuo mums yra žinoma, tai yra 5 minutėlės nuo Kulautuvos bažnyčios. Labai populiari tiek ši sodyba, tiek ir ta bažnyčia ir dažniausiai tai gaunas toks Sinergija, kaip pasakoma. Taip. Ir netoli yra Kaunas, gal 20 minučių kelio, 20 km maždaug. Ar žvyrkeliai yra? Ne, nėra. Nemeluokite, yra kokie 20 metrų. 20 metrų, bet čia ne žvyrkelis, čia skalda. Taip, tai turime labai fainą vietą ir kaip visada pradedame nuo parkingo. Parkingė tikrai be problemų telpa ir 40 mašinų. Ir ten toliau yra vienas pastatėlis, jeigu apnakvindinti reikia kokią tetą, kažką su vaikais, arba tokius senus žmonės ir panašiai. Gerai, keliaukime į vidų ir pažiūrėkime, kaip Gileto sodyba atrodo iš vidaus. Kaip ir minėjom, mašinų apie 40, sunakvindina patalpa, ten yra nameliai, čia pagrindinis pastatas. Nu, tai parodysim kaip. Čia įėjus iš karto toks yra vaizdas. Šiaip nakvindina iš viso 58, 52 žmonės viršuje, kur tuoj nueisim, ir 6 žmonės anam namelėje. Taip. Čia atėjus, kadangi jau rudenėlis, tai paltukai štai čia, laukiamasis, kavytė, dažniausiai barmenai būna šitoje vietoje, jeigu šalta, jeigu nebūna laukia, sanmazgai. Yra merginoms 2 vietos, veidrodėlis, užeikite, pasižiūrėkite, kaip čia atrodo, kad žinotų mūsų žiūrovai. Taip, čia merginoms, o čia liustra. Vaikinams vienas prisėsti, prigulti, vienas pisuaras, rankom plautis, visi reikalai, kaip viskas ir turi būti. Taip, tuo pačiu šitoj vietoj, kadangi atėjom, yra ir kavos aparačiukas, kur tikriausiai... Sakiau jau. Įsakei, bet šitas rytinis mums prieš išvažiuojant. Taip, turim savo kambariuką, kur labai patogu tikrai su jaunaisiais greitai pasitarimą padarom, kaip ten mamytės pasveikinti ar panašiai. Tai turime šį... Keliaujame į 2 aukštą, antrajame aukšte, žinoma, visi miega, ilsisi ir kaipgi tie kambariai atrodo Gileto sodyboje. 58 suguldo bendrai. Na, o... Prašome, praveskite ekskursiją Tautvydai, kurium 52 miegojimo vietos. Keliaujame į, mes jau ką tik apžiūrėjom trumpai, tai tikrai nustebinęs kambariukas. Net nežinau, koks tai stilius, bet tikrai matosi, kad tai jaunųjų kambarys ir yra pats prašmatniausias. Jaunųjų kambarys numeris 2. Pam. Žiaugai, tu dar čia negulėjai. 3, 2, 1. Opa! Taip, dažniausiai per renginius žiaugo čia nerasite, bet šiandieną pasinaudojam galimybę. Taip, turime vonios kambarį, dušo kambarį. Eik tu savo, aš čia dar nebuvau daėjęs, tai čia jaunieji gali pasimėgauti, klausykit. Čia galima užsimti pirmos nakties nuotykiais, bet... Gali plaukimo seansų pasidaryti, čia gali prasiplaukti. Taip, toliau galime keliauti, pažiūrėti paprastą mirtingųjų kambarį. Va, štai čia. 3 vietės, ekstra gal 4 vietės. Va, 4 vietės. Ir taip, tai yra dušai, kriauklytės, dušai, tualetai. Taip, kambariuose yra tik jaunųjų kambariai, sanmazgai. Viskas kitas yra čia bendra. Taip, yra toksai biškiai ramaus laiko kambariukas. Tai vat, turime skirtingų ir 2 viečių, 4 viečių ir panašiai. O dabar keliaukime pasižiūrėti į lauką. Bet kadangi keliausime pro salę, tai gal salė tada, nes vis tiek jau žmonės įsikurdinę, keliausi lauką pro štai čia. Čia būna uždaryta. Kol dar jaunieji negrįžta, čia tokie gražūs koliukai. Taip, saldus stalas, užkandžių stalas, vėlgi priklausomai nuo kiek žmonių norite talpinti. 70 žmonių salė tikrai talpina patogiai su grupiai vieta ir šokiam vieta. Bet yra buvę ir 120 šitoje salėje, bet patogų 80. Žiūrėkit, subas, kolonėlė, gali eiti ferma, jeigu apšvietimas. Vėlgi, subos kolonėlė, didžiai dažniausiai būna šitoje vietoje, tai apšvietimas proporcingai per visą salę.
Kreipkite dėmesį, Gileto sodyba atsinaujino, nauji šviestuvai, naujos užuolaidos, baltos gražios sienos. Investuojama. Sodyba, kėdės yra sodybos, stalai yra sodybos, staltiesės ir viską, ką matote, yra sodybos. Galima pašnekėti ir apie kainas. Taip, tai kadangi yra sodybos kėdės, vienos kėdės nuoma nuo 7 iki 10 eurų Dioro kėdė kainuoja, tad jūs jau šitoje vietoje taupote, o kalbant apie kainas, tai yra? Taip, jeigu tai yra paprasta diena, 1300 eurų už salę, nes susideda kaina iš kelių dalykų. Tai yra salės mokestis ir žmogaus maitinimo mokestis. Kas yra paprasta diena, tai yra pirmadienis, ketvirtadienis. Taip, o savaitgalį 1500 eurų mums sufleruoja už kadro, tai 1300 arba 1500 ir nesikeičia tai, kad 70 eurų žmogui kainuoja maitinimas. Tai nesvarbu, kiek žmonių būtų ir žmogus yra nuo 12 metų. Iki 12 metų nesiskaito. Ir personalas maitinamas yra nemokamai, neįtraukiama į bendrą žmonių skaičių. Ir labai skanu. Iš tikrųjų, man tai čia skanu. Nežinau. Man irgi skanu ir tai yra be galo faina, nes dažnai būna klausia, kiek yra personalo ir už mus skaičiuoja pinigus, Taip. o Giletą neskaičiuoja. Taip. Okay. Dūmų galima su sveiku protu, garso nėra problemų, fejerverkai, man atrodo, pagal įstatymą. Anksčiau... Pagal įstatymą, bet nutylima pagal organizatorių teisę, nes esu šaudęs ir 12, ir pusę pirmos, ir 10. Tai... Visa atsakomybė organizatoriam. Taip. Išskirtinė galbūt sodybos erdvėje tai yra vidinis kiemas. Ir vėlgi mes turime terasą. Ir atnaujinimus. Nes jeigu esate buvę čia anksčiau, tai dažniausiai baras būdavo šioje vietoje laukia, jeigu geras oras, bet dabar pažiūrėkite, terasą turi belia kokio dydžio prailginimo stogą. Tai reiškia, nesvarbu koks oras, jūsų baras dabar dažniausiai, kaip ir minėjo, įsikūrė šiame kampe. Nepaisant oro sąlygų, yra lauko šildytuvai, taip šalta nelabai yra. Tai ir dabar čia stovint yra tiesiog geras vaibelis, gera energetika, vieta tikrai atrodo faina, nes yra ir ką akis paganyti, šiuo metu fontanas yra išjungtas, bet iš tikrųjų visada būna įjungtas ir ta erdvė yra gyva. Taip, turime kelis momentus dėl santokos. Vyksta santokos ir štai ten prie baltų arkų ir prie fontano vyksta sveikinimai labai dažnu atveju. Aišku, viskas priklauso nuo fotografų ir nuo saulės pozicijos. O kairėje, kur yra baltų arkų tunelis, sodyba visada ištiesia švarutėlį, naujutėlaitį, raudoną kilimą. Tai dažniausiai ir būna momentas, per kur atvyksta jaunieji, tai čia yra tokia vos nerašyta Gileto sodybos taisyklė, ten atvažiuoja jaunų automobilis, visi svečiai įsirikiavę ar šalia raudono kilimo, ar čia visai netoliese jaunų automobilis atvyksta ir dabar Tautvydas pasipuošęs jaunikaitį žengia su antrąją pusę ir štai, ir keliauja prie Donos druskos. Tautvydai, nieks dargi nesibučiuoja. Nieks čia nesibučiuoja, vestuvės be bučinukų. Šiame kampe turime pavėsinę, dažnai, nežinau, gal ne visi naudoja, mes dažnai ten statome foto būdelę su pripučiama fotosiena ir tikrai neužimam salėje vietos tokiu atveju. Ok, bet dabar galėsi ir terasą išnaudoti. Ne. Šiaip jo, fontanėlis, kiek žinau, Gileto sodyba teikia ir šampano taurių piramidės paslaugą. Taip, kaina yra 150 eurų, bet Giletą leidžia atsivežti ir, tarkim, kitiem mobiliem baram. Taip. Tiesiog į kainą įeina, kiek žinau, šiek tiek pirotechnikos efektų. Taip, jie daro tos vadinamus fontanus. Šiaip galima atsisukti į Gileto sodybos logotipą ir trumpai pakalbėti, kas jau buvo nutarta. Parkingo vietų 40. Miegamų vietų 58. Tada kaina 1300 arba 1500. Ir 70 eurų už maitinimą kiekvienam žmogui nuo 12 metų. Vaikam iki 12 metų nemokamai. Jeigu turit labai mažą 16 metį, meluokit. Ir personalas nėra įtrauktas tiksliau, personalas nemokamai. Tai nesvarbu, kiek jūsų vedėjas atsiveža asistentų ar darbo žino ko, už juos mokėti nereikės. Tuo rūpinasi Giletą. Taip pat ribojimai, kaip ir nėra, viskas yra tvarkoje. Išvykti ir atvykti. Atvykti nėra laiko. Nu, turime toks kaip
Kada nori, tada atvykstat. Kaip ir minėjom prieš tai, kadangi Kulautuvos bažnyčia realiai yra už 5 minučių į tą pusę, tai jeigu ceremonija yra jūsų 2 valandą ir 1, svečiai gali iš karto atvykti ir įsikurti lauke ar toj terasai, ar šioj terasai. Ir kaip sakė Geleta, nereikia čia bimbinėti po miškus. Tokiais žodžiais ir buvo paminėta. Kalbant apie išvykimą iki 1 valandos, sekmadienį, tai turite omeny, jeigu jūs užsisako čia vietą šeštadienį, sekmadienį galite išvykti, nu aš čia manau, kad yra šiek tiek gal net šovimas savo į kojas tokiu sakiniu, bet kada, tai realiai sekmadienį galite 11 val. Vakarą išvykti čia, nu čia ne mano žodžiai, čia yra savininkė žodžiai, čia galėsit rodyti į šitą video 11 val. Vakarą, aš dar niekur nevažiuosiu. Taip, tai tikrai smagi vieta, kaimynų nėra, jokių pravažiavimų nėra, tai tikrai yra privati ir graži vieta. Tai ja, mes jums siūlom švęsti čia, kur švęsti kolektyvas atvyko į Gileto sodybą ir ką, susitiksim